Sveiki, labas vakaras, su jumis vėl laida Sekundantai, esu aš Danielius Grebliūnas ir Augustas Šalkauskas, sveiki visi. taip, labai malonu, kad žiūrit, stebit, sulaukiam keletas neblogų komentarų apie tai, kad Vieną labai gerą, kad vis dėlto einame teisingų kelių, kažką komentuojam, kažką apžvelgiam, turbūt lietuvių kalba labai mažai kas tai daro. Tai esame dėkingi, kad komentuojat, laikinat. Tai va, tai ką, šiandieną pereisim prie UFC Fight Night'o. Tai Robert Whittakeris prieš Reinier de Ridderį pagrindinėje kovoje. Kova vyks Jungtinių Emiratų Arabų Emiratuose, Abu Dabi. Mes esame ten buvę. Esame ten buvę. Su Danieliaus mūsų kelias ten ir prasidėjo. Jo, tai va, ten ganėtinai maloni šalis. Tai ką, su Augustu nusprendėme šiandieną aptarti 3 kovas. Tai Augustai pradėsime turbūt nuo Nikita Krylovo prieš Bogdaną Guskovą. Kaip manai, kokias nuomonės, ką galvoji apie šitą kovą? Pirmas dalykas, Nikita Krylovas yra buvęs pas mus salėje gal prieš kokius 8 ar 9 metus, aš dabar tiksliai nepamenu, bet su Laurinius yra treniravęsis kartu šiek tiek. Esu matęs jį gyvai, pakankamai nemažas vyras. Nors iš tikrųjų toksai, skaityčiau, turbūt tikras 93 kg kovotojas, jis turbūt labai daug ir nesveria. Dabar čia matau, kad Ukrainos vėliava, nors jisai kaip ir atstovauja Rusiją šiai dienai. Ir kovoja prieš Bogdaną Guskov, kuris yra kaip ir UFC ne visai jau debiutantas, bet toksai jau švelniai apšilęs kojas. Ir iš tikrųjų žmogus, o aš dabar net pasižiūrėjau, kad pas UFC net 4 kovos yra, iš kurių 3 laimėjo, 1 pralošė, tai labai atsimenu debiutą, taip iš Volkano Ozdemirą, kuris yra labai stiprus top 10, čia labai stiprus, aš Volkaną esu matęs gyvai Švedijoje, tai Volkanas labai didelis, galiu pasakyti. Tai ir po to jis iš tikrųjų kai kuriuose kovose mane nustebino, pavyzdžiui, kovoja prieš Ryan Spaną. Tai Spanas po to perės sunkiasvoris ir sunkiasvoris turi pirmą pergalę. Ir Vačičiais mane tikrai nustebino Guskovas. Tada su Billy Likana nustebino, todėl kad Billy Likana buvo paėmęs Guskovo nugarą ir nelabai ką padarė. Guskovas jautėsi labai ramiai, labai užtikrintai. Nors jis berods yra rudas džiudžitsu diržas, bet tikrai, čia tas rudas diržas turbūt kur tikras diržas, nepripaišytas, nepridarytas. Nu, tu žinai, jisai prieš 23 metais prieš Ozdemirą yra pralaimėjęs, tai jį yra užsmaugę Guskovą. Bet Volkanas Ozdemiras sugebėjo laimėti net ir Paul Craigą, Paul Craigas nesugebėjo nieko padaryti Ozdemirui, tai čia irgi toks jau nemažas pasiekimas. Taip. Tai predictionas koks kaimas, tai... Predictionas, iš tikrųjų mano predictionas pats pirmas, tai kad kova nedais iki teisėjų sprendimą. Nes iš tikrųjų man šiek tiek neramu dėl Krylovo, todėl kad jis visai neseniai buvo nokautuotas Dominik Rieso. Ir jisai rinkosi faktiškai, mes dar man atrodo matyti tą kovą, kur Krylovas rinkosi visus smūgius į galvą. Man atrodo, mes tada rinkomės Riesą, kad laimės Krylovą. Jo, aš tada sakiau, kad man atrodė, kad Rieso čia yra renesansas. Jis vėl atgimė po, man atrodo, 4 pralaimėjimų ten iš eilės. Jo. Tai va, tai Krylovas turbūt jam davė antrą tą kvėpavimą. Jo, jis netgi laimėjo tada Jacobį laimėjo, Smithą laimėjo ir Krylovą laimėjo. 3 iš eilės. Ir visus kovas baigė anksčiau laiko. Tai va, šiaip dar kas krenta mane akį dėl Krylovo, tai 40 profesionalių kovų. Tai jau matėme paskutinį kovoje, kad viskas surenka į galvą, o Bogdanas tikrai jau bus nemaža mašina tokia. Bogdanas sugeba išsitraukti smūgius tokius įdomius labai, kur žmonės ne visą laiką tikisi. Aš esu net pastebėjęs, kad aš nelabai suprantu iš tikrųjų tos smūginės technikos kol kas, bet toks jausmas, kad jis, turi gerą smūgį, kaip sakoma, kur atrodo, kad tas smūgis gal nebus stiprus varžovui, bet pataiko ir supranta, kad jo, čia bus rimta. Čia, žinai, dažniausiai būna, kai atrodo, kad iš vaizdo įrašo pasižiūri, atrodo, ką tu ten kliudėjai, bet tas žmogus, kuris gauna, jis sako, atrodo, kaip iš bytos kokios kvaldos. Tai va, tai kokie spėjimai, apie jeigu taip pasirinktume
dėl laimėtojo. Aš manau, kad aš rinkčiausi vis dėlto Bogdaną Guskovą. Bogdanas yra šioje kovoje underdogas. Jeigu koeficientai būtų apylygiai, galbūt imčiau Krylovą, bet šią dieną imčiau Guskovą, nes Guskovas man atrodo visai neblogai. Krylovas paskutinė kova visai nesenai buvo nukautuotas ir labai smarkiai. Ir kas baisiausia, man labai, tas nelabai patiko, kad jo toksai kovinis IQ nepasirodė labai geras, nes jisai norėjo sugaudinėjo ir lėkė toliau Andrėjasu. Jo, tai su tavim tikrai sutiksiu dėl Guskovo. Tai visų pirma, kaip ir sakiau, kad dėl Nikitos tas kovų skaičius, 40 kovų, tai labai daug ir mes matom, kad jau paskutinį kovoj ganėtinai neakcentuotų smūgių jau nukrito. Tai jo, vis dėlto, jeigu ir pagal koeficientus, tai tikrai pabandyčiau laimę ir pasirinkčiau Bogdaną Guskovą. Aš dar norėjau pridurti, kad žmonės atsiminkit vieną dalyką, kad jūs galite kas nors sakyti, žinau kovotojų, kurie turi panašiai kovų. Taip, aš irgi žinau kovotojų, kurie turi panašiai kovų kaip Nikita Krylovas, tik jie nesveria 93 kg. Nes 93 kg, kai tu turi 40 kovų, tau tiek kartų daužiai galvą, čia nemažam svorį, kur 57, 61, 66 kg, kur iš tikrųjų tie smūgiai pavojingi, aš neskau, kad jie nėra pavojingi, bet tikrai nėra tokie pavojingi kaip tokiam svoriui. Faktas. Tai ką, pereinam prie antros mūsų kovos. Šaro Magomedovas. Jo, Šaro Magomedovas, palaukit, kur matau. Pultą palikau. Tuoj perimsim. Gerai. Buvo. Taip, Šara. Gerai, tai pristatyk tą kovą. Tai ką, sekančią kovą, kurią aptarsim, bus Šaro Magomedovas prieš Marko Andrė Barijo. Iš tikrųjų, aš manau, kad šita kova yra padaryta Šaro Magomedovui, nors Šaro Magomedovas pagal mane nėra toks labai jau stiprus UFC kalibro kovotojas, bet tikrai geras smūgiuotojas, žiūrovai jį myli, medija jį myli ir kovojas Abu Dabi. Jo, tai apie jo varžovą, apie Šaros varžovą, tai žinom, kad paskutinę yra kovą laimėjęs prieš Bruno Silvę, bet prieš tai turėjo trijų pralaimėjimų seriją. Tai kaip ir Augustas minėjo, teisingai, kad vis dėlto šitą kovą ir mano akim yra padaryta Šara Buletui. Aš manau, kad vis tiek UFC toje Azijos rinkoje nori kažkokį turėti hypinį kovotą, tai Šara vienas iš jų, visų pirma jo išvaizda, kaip ir ne kiekvienas kovotojas neturėdamas akies gali kovoti, tai žmonėm tai pritraukia ir antra, kad jis musulmonas yra. Jo, jis iš tikrųjų labai populiarus tenais yra. Aišku, dar yra tokių, esu girdėjęs, turbūt Danielius irgi yra girdėjęs tokių pasakymų, kad jisai kovoja Abu Dabi tik dėl to, kad jis ten gali praeiti medicinę, nes Amerikoje nepraeito, aišku, mes nežinom, kiek tam yra tiesos, aš tai galvoju, gal jis tiesiog negauna vizas. Ne, čia visko gali būti, čia gal ir politiniai kokie situacijos, bet tai mes neliesim. Tai aš manau, kad čia netgi ir turbūt spėjimas būtų labai mūsų panašus, kad Šara Buletas turėtų laimėti ir man atrodo, kad anksčiau laiko. Aš nežinau, iš tikrųjų man iš to kovo vienintelis dalykas, kas nepatinka, tai aš nežinau, žmonės gal mato, nemato koeficientas. Aš iš tikrųjų negalvoju, kad Šara Buletas yra vertas 1,12, Barijo yra 5 su viršum, tai ir Barijo tikrai turi daug patirties. Aš vis dėlto šitoje kovoje, aš galvoju, kad Magomedovas laimės, bet čia ir ta kova, kur arba tu statai už underdogą, labai mažai ir tikiesi, kad laimės, arba nelendi iš vis, nes tikslo statyti šitoj kovoje net nematau, nes jokios naudos iš to nebus. Nesakau, Šara Magomedovas eina už 1,12. Tai čia tokia kova, kur mes matėm, kaip Holandas su 1,18 pakovoja praeitą kartą. Taip, kad turėkit omeny. Taip, tai čia su šito momentu labai atsargiai, bet šiaip kova, manau, stilistiškai tai turėtų atskleisti Šaros Buleto tą jo kaip ir stovėseną, smūginę techniką, tai aš manau, kad kažkokį mes tikrai vieną ar kitą smūgį. Double bulletą pamatysim. Ar triple bulletą gal? Gal triple. Triple bulletas bus. Gerai, tai ką, pereinam toliau tada prie main evento, tai Piotr Janas prieš Markus Maghi. Tai, taip, sekundę tai pataisau. Tai Piotr Janą tai turbūt daug pristatinėti nereikia, aš manau, kad daug kas ir iš mūsų auditorijos žino jį.
tai buvęs UFC čempionas. Prieš šią kovą dabar laimėjo 2 kovas. Tai va, ganėtinai pajėgius varžovus. Nu, Figueira laimėjo. Jo, ir Yadong Songą. Tai su Yadong Songu tai buvo tikrai sunkiai, turėjo pirmas raundas buvo praloštas. Yadong Songas apskritai man kaip kovotojas labai patinka. Man, nežinau, kažkaip 61 kg man labai toks imponuoja, patinka, gerai kovoja, gerai gynasi nuo imtynių, toks labai gražiai žiūrisi tiesiog kovotojas. Man patinka jis. Man ir pats Piotr Janas labai patinka kaip kovotojas, dėl to, kad labai turi gerą rankų smūginę techniką. Bazinis boksininkas. Bazinis boksininkas. Ir tai, kad jisai dar daro labai gerus takedownus. Ne taip, kaip pasakyti, pavyzdžiui, yra klasikiniai laisvų imtynių, ten kur praėjimas į kosą panašiai, o jis tokius, žinai, daro kaip Šaripovas anksčiau darė tokius ir pakirtimus ir panašiai. Ir kas įdomiausia, kad žinom, kad Aljamain Sterlingas yra imtyninkas ir jis jį ten net voliojo į vienus vartus. Piotr Janas iš tikrųjų, imtynės jo tikrai kažkaip šiek tiek nuvertintos yra. Man aš ne Danielius, kaip pasakė, aš tai sakyčiau, kad jo imtynių miksas, tai pasitoks yra miksas Muay Thai klinčo su sambo kažkokiam imtynėm, toks visai išskirtiniai tokie dalykai. Užkabinimai, užsukimai, labai gražių aš mačiau pavertimų, kur jis tiesiog pasiėmė žmogaus koją ir į pakertą, tokie kaip pusiau Muay Thai, nes labai toks, labai įdomus, bet tas labai efektyvu, iš tikrųjų, matėsi, kad jis tą labai gerai atidirbęs yra. Nu ir ką, gavo jisai Markus Magi, kuris žmogus yra, kaip ir UFC, visai neblogai pradėjo, debiutavo, kelintis metais pas mus čia debiutavo, žiūrim. Nuo 23 metų jisai debiutavo ir yra laimėjęs 4 kovas. Ir šiaip paskutiniais negavo bonuso, bet prieš tai paskutinės dar, tos 3 visas kovas, jisai gavo Performance of the Night, tai gavo tos bonusus. Tai šiaip jo statistika pasižiūrint, kad žmogus turintis stiprias rankas, geras smūgiuotas, šiuo metu einantis ant 6 pergalių serijos. Ir aš manau, kad čia tikrai bus Markusui toksai geras išbandymas, patikrinimas, ar jis yra tikrai top kovotojas. Tai va čia labai toks geras klausimas. Vienintelis dalykas man šitoje kovoje šiek tiek nepatinka, tai kad Peteris Janas eina už labai mažą koeficientą, už 1,2. Paskutinėse kovose matėm, kad kai Janas gauna kažką fiziškai tvirtesnį, tai va kaip matėm, kaip Sonja Donga gavo, tai jam jau sunku yra su tokio dydžio kovotojus kovoti, nes Figueiredas susitvarkė, Figueiredas pakilęs iš žemesnės svorio kategorijos, mes galvom, Figueiredas buvo čempionas, bet po to išėjo Sandhagenas su Figueiredu ir iš vis parodė taip, kad mes turim lygius. Tai parodė, kad Sandhagenas yra tiesiog kito lygio kovotojas. Iš tikrųjų, aš čia surizikuočiau vis dėlto už Magį, todėl kad Janas yra daug žalos gavęs, koeficientas už Janą nėra labai toks palankus, 1,. Aš kitaip pasakysiu. Kovą šitą vertinu 60/40 Jano naudai, bet jeigu yra 60/40 Jano naudai, tai koeficientas neturėtų būti 1,2 prieš 4 berods. Tai vien iš matematinės pusės aš tiesiog imsiu Magį, nes Magį yra tiesiog labai nurašomas. Nes jis labai didelis. Aš žinau, kad jis labai daug svorio meta. Berods nuo 80 su viršum kilogramų. Čia, žinai, čia klausimas, kaip dar atsistatys, žinai, šitą vietą. Bet, žinok, kažkodėl man taip atrodo, kad Janas prieš tai, kam pralaimėjo, tai jisai pralaimėjo tik visiems topom. Ir tai ten buvo 2 pralaimėjimai tokie, kur tokie dar ant klaustuko buvo splitai, bet mano manimu ten jis tikrai buvo laimėjęs. Taip, iš tikrųjų, jo, iš tų paskutinių 5 kovų tikrai jis turėjo tokių. Jo, ten realiai tik tai, kam pralašė, tai Merabui pralašė, kur 100%. Taip. O aš šiaip jo dar nenurašau. Aš manau, kad šita kova, Piotr Janas, aš manau, kad tikrai parodys, kad jis yra dar top levelį, top lygį ir manau, kad jis paims tą pergalę. Aš vis tiek skaitau, kad jis per didelis favoritas šitoj kovoje. Neturėtų toks būti, nes Janas, per didelis. Jeigu Janas būtų už 1,5, tikrai sakyčiau, geras pasirinkimas, dabar už 1,2, ne. Man aš irgi galvoju, kad Janas turbūt laimės, bet tikrai nestatykit, nepardavinėkit mašinų, nestatykit, nepardavinėkit būtų. Pažiūrėkit, kova bus labai įdomi. Iš tikrųjų, šita kova bus tokia geras prediction. Pažiūrėsim, ko vertas Magį.
nes jam labai pakelia poziciją. Ir pažiūrėsim, ko vertas Janas prie žmogų, kuris yra jam 35 metai, bet Magi labai vėlai pradėjo sportuoti, jis labai mažai žalos gavęs ir labai didelis. Pažiūrėsim, ko Janas vertas. Nu ką, perinam prie main eventinės kovos. Nu, Labai gera kova, asmeniškai aš jos laukiu labai, nes vienas mano mėgstamiausių kovotojų kovos, tai Robert Whittakeris prieš René de Ruyderis. Labai aš jam jaučiu ir de Ruyderį simpatiją, o ypač po paskutinės kovos, kai jisai buvo Nikolą tiesiog suvarė. parodė, kad yra lygiai. Kad jis ne šiaip savo buvo dvigubas One Championship čempionas. Tai va, tai tikrai dabar jisai UFC eina labai ant geros bangos, 3-0. Ir aš manau, kad jisai čia tą jau tokią bangą pasigavęs ir aš manau, kad jis tikrai duos savo oponentui labai gerą kovą. Tai va, to kovos jisai prieš Robertą Whittakerį, kuris buvęs yra middleweight UFC čempionas. Paskutinį kovoje, aišku, jam nelabai pasisekė, nes kovojo prieš Chimaevą. Tenais jis pralaimėjo pirmame raunde smaugimo veiksmų ir ten... Toks jau gal buvo bulldog čiaukas kažkoks tai pasidėm. Ten gavosi taip, kad su... Face crankas užrašyta. Jo, face crankas gavosi, kad su šito Dilbio vietą tiesiog užspaudė ir net susprogdino ten tos dantisgi ten, kur buvo, kad rodė. Nu, žodžiu, dantis į vidų net. Labai bais, nes prieš tai Robertas Whittakeris buvo nei kartą pralaimėjęs kažkokių smaugimų ar laužimų. Tai va, tai čia buvo jo toksai pirmas, meluoju, antras pralaimėjimas. Kažkur buvo irgi rašo statistikoje pralaimėjęs. Nu, tai pasižiūrėsim dėl įdomumo. Aš dabar galvoju, kam jis galėčiau pralošti. Bet man atrodo, matau, kad čia kažkokie triangle čiaukų Hon Kimui, tai čia 2011 metais. Triangle čiaukus? Aha. Čia vienintelis, ką aš dabar matau. Jo, matau, aha. Nu tai va, tai prašau, tai jo karjerą, bet vis tiek, UFC promotionė, tai jo buvo pirmas pralaimėjimas. Ir aš manau, kad jis su šituo pralaimėjimu, man kažkokia tokia yra nuojauta, kad jo karjera dabar eis į apačią. Visų pirma, kai tu gauni tokią traumą, tu jau pradedi psichologiškai save saugoti. Jam tos dantis tvarkė, pas jį ten buvo problema kažkokia su dantimu, po to jos įspaudė atgal ir jam dabar jos tvarkė. Tai aš vis tiek įsivaizduoju, kad atsiras savisaugos instinktas, kuris tikrai gali pakišti šitoj kovoje jam grinai, kad pasiekti pergalės. Ir labai keista, kad jisai netgi eina favoritų šitoje kovoje. Aš iš tikrųjų nesu nustebęs, kad eina Whittakeris favoritų, todėl kad Whittakeris yra kaip ir veteranas. Antras dalykas, de Ruyderis treniruojasi su lavonais, su kuriais tu esi laimėjęs. Nu, ne lavonais, o tiesiog žmonėmis. Tai va, tai irgi kovotais. Esmė tame, kad jo, tai... Šiaip ką galvoju pats? Šiaip aš iš tikrųjų norėjau čia pasijuokti, iš tikrųjų. Aš žinau, Danielis yra kovojęs su Olandu, kuris treniruojasi kartu su de Ruyderiu. Ir tas Olandas iš tikrųjų turi gerą imtynių bazę ir jisai sakė, kad de Ruyderis parterį žvėris visiškas. Sakė, ten su jo parteriu iš vis nėra ką veikti. Tai ką aš galvoju iš toje kovoje, kaip ir Danielius, pirmas dalykas, tai man kas aš atkreipiu dėmesį, tai kad labai didelis de Ruyderis, žiauriai didelis. Jisai pralošęs tik tai 2 kovas Malichinui, kur Malichinas turbūt sėdė ant visų steroidų, kurie yra įmanomi. Nu tai taip, ten One Championship ir jis turi tik 2 pralaimėjimus. Atkreipkite dėmesį į dydį. 11 cm de Ruyderis didesnis ir Ryčas yra ant 11 cm Ryčas didesnis. Čia toks jausmas, kad tai iš skirtingų kategorijų. Tarp kitų Whittakeris perėjęs ir 77 kategorijos kovotojas yra buvęs. De Ruyderis alkanas, kai atėjo de Ruyderis, visi UFC įstatė, atsimenėmės dar ėmėm kai kuriuose kovose, kuris vos neėjo prieš Holland Underdogų, kur visi iš jo juokėsi, kad iš čia nieko gero neparodė. Tarp kitko, kol kas de Ruyderis vienintelis atėjęs iš kitų lygų, rodo klasę. Kas jums atėjo Pitbullis, nu Pitbullis laimėjo paskutinę kovą. Bet blogai atrodė. Tada šitas, pačių miksas irgi pralošė. Visi, kurie ateina iš kitų organizacijų, buvo čempionai. Benas Askrinas buvo irgi tada nieko gero neparodė. Neparodė, o de Ruyderis kol kas rodo. Ir man iš tikrųjų atrodo, kad šitas žmogus, jisai, pirmas dalykas, jisai didelis, jisai kals spaudimo Whittakeriui nuo pirmų sekundžių. Aš manau taip, jeigu Whittakeris pirmam raundai jo nenukerta, būt galit live iš to kovo pažiūrėti. Tarp kitko, geras laikas, galit žiūrėti. Jeigu Whittakeris pirmam raundai jo nenukirs, aš manau, kad jisai Whittakerį tikrai nusitems ant žemės ir ant žemės
aš nežinau, gal mano nuomonė bus nepopuliari ir visi galvos, kad aš esu beprotis, bet aš manau, kad partneris Deriderio yra tikrai geresnis negu Čiumajevo. Ir aš manau, kad jisai jam padarys trečią submissioną jo karjerai. Bet vis dėlto renkės ir pergalę, ne? Jo, aš manau, kad Derideris turėtų šitą kovą pasiimti, nes jisai didesnis, motyvuotas, stiprus ir be proto, sakau, jeigu ir mes, kaip sakau, ten bendrų pažįstamų su juo turim, kur sakė, kad žmogus sakė, kad jis tikrai be proto geras. Ir dabar tuo pačiu Olandų MMA šiai dienai atgyjęs. Mes turim Ebleną, kuris pralošė Olandui, dabar turim Deriderį, kuris irgi UFC jau eina link topų. Aš manau, kad jeigu Deriderį šitą kovą laimi, labai realu, kad sekantis pretendentas dėl diržo. Nu, manau, kad jo, aišku, jau į top 5 tai tikrai aš taip. manau, gali jį spausti. Ir jis, mano akim, kad jis ir yra top 5 kovotojas. Tai va, aš manau, kad gal dar truputį per ankstoka jam duoti dar dėl diržo. Bet manau, kad po šitos kovos, jeigu jis laimi dar 2 kovų, tai tikrai. Bet jeigu jis dabar laimi Whittakerį, ne, va taip galim su Danielium paspekuliuoti, pabūti matchmakeriais, ne? Derideris. Toliau, šitam svorį mes apart Du Plessis ir Čiumajevo, ne? Tai realus variantas, pirmas, kuris man papuolė galvą, tai būtų toksai. Jeigu kažkuris iš jų tampa čempiono, ne? Su Stricklandu galima jį pastatyti. Stricklandas dabar liktais su Adesanya turi kovoti. Nu, tai kaip ir užimta pora. Nu, tai kada jie kovos? Nepamenu, bet žinau, kad jau kovą sustatė. Nu tai va, tai jeigu jie ten po mėnesio kovos, tai žinant šitos kovos laimėto, tą kovos laimėtą, galima. Šiaip aš įsivaizduoju, tai turbūt mano akim, jeigu dabar ir tą kovą žiūrėti, aš manau, jeigu Stricklandas laimėtų, tai gal ir būtų labai realu. Stricklandą pastatyti su Derideriu ir tą porą, kas laimi, tada statyti prieš tą būsimą čempioną, kas laimės ar Čimajevas, ar Drikus Du Plessis. Aš man atrodo, kad būtų man įdomesnė kovos, aiškiai būtų statyti jį su pralaimėjusiu kovoj Čimajevas Du Plessis. Irgi variantas. Tas, kas praloš, nes turbūt jeigu Čimajevas laimi, automatiškai Čimajevas bus kaip ir bet tai gerai, o tai ką tu tada Čimajevas statys? Čimajevas tada lauks kitų. Ką, Stricklandą? Čimajevas sudėtingai, jis retai kovoja. Nu tai va, žinai. Čia su jų dėl to, jeigu laimi Čimajevas. Žodžiu, čia galim labai ilgai diskutuoti, bet šiaip esmė, aš taip suprantu. 1-2 kovas, turbūt. Jo, šiaip esmė, kad vis dėlto mes už René Deriderį esame šitoje kovoje. Ir manau, turbūt gal mūsų prognozės ir pasiteisins. Nežinau, man patinka jisai. Bonikalo parodė klasę, visi šnekėjo, kad Bonikalo tos imtynės kažkokios neįveikiamas. Parodė neįveikiamas imtynės. Yeah. Iš tikrųjų, Derideris, aš visą laiką žinau, kad jis geras kovotas, bet dabar jis tikrai parodė klasę. UFC parodė klasę, trynė gerus kovotojus. Vienintelės problemas jisai turėjo su Miršardu, bet Miršardas geras imtyninkas labai ir aš manau, kad su Miršardu buvo ta problema, kad jam buvo psichologiškai turbūt sunku. Ne, tai aš kaip tada ir minėjau prieš tai, kažkada kažkokiam epizode, aš dar gerai prisimenu, kad aš sakau, dažniausiai tie, kurie ateina į kažkokią naują promotioną, galite pasižiūrėti, kad pirmos kovos būna tragiškos arba netgi pralaimėtos. Tai tada, kai kovotojai adaptuojasi po pirmos kovos, tai dažniausiai būna, jeigu, pavyzdžiui, pirmą kovą pralaimi, po to matai, kad, pavyzdžiui, 5 win streakas ar dar kažką. Tai yra normalu, tai, psichologija yra toks dalykas. Tu gali būti labai geras salėj, bet atėjus į didžiausią pasaulio organizaciją vis tiek gali kažkokį kinką sudrebėti. Jo, dabar visi lygiuojas UFC. Tai kokia prognozė yra Derideris? Iš tikrųjų, jeigu mano prognozė tokia, arba tiesiog galim Deriderio visai geras koeficientas, tarp kitų Danielius, aš irgi gal ne visai sutinku su koeficientas, aš manyčiau, kad turėtų būti koeficientas lygus, nes Derideris yra mažas underdogas. Jeigu norit surizikuoti, gali surizikuoti Derideris anksčiau laiko arba Derideris submissionu, nes kad Whittakerį nukirs, man sunku patikėti, nebent uždaužys ant žemės, bet Whittakeris kietas. Tai aš manau, kad gali pagauti submissioną, bet to Derideris jau matė silpną vietą. Jisai matė, jeigu Whittakeris, atkreipkite dėmesį, kaip Whittakeris keliasi nuo žemės. Jis atiduoda nugarą. Taip. Tai ką, prognozes padarėm, išsakėm savo nuomonę.
Tai dar turi kokių pastebėjimų? Nieko, tu ką, žiūrėsim turnyrą, labai geras laikas, tarp kitko bus. Gal mes su Danieliam kada nors susėsim, netgi padarysim kokį laivą turnyro. Jeigu, pavyzdžiui, kokiu bus gerų laikų, visai gal būtų faina padaryti laivą. Antras dalykas, daugiau komentarų. Jo. Tai ką, apkalbėjom, apžvelgėm. Tai ką, iki kitos savaitės. Iki kitos savaitės. Buvo labai malonu. Iki. Iki.